Labas rytas, žinau, ką galvojat, kas čia per mažesnė Justo versija atėjo sceną. Sakiau, Aurimas Karžinskas, Justo brolis ir reklamos negerai įkūrėjas. Pavaduoju Justą ir aišku, kai pavaduoti Justą reikia, tai visą laiką sunkiausia užduotis daryti ir edukaciją reikia kažką tai padaryti. Bet pradėkime nuo klausimų. Visi tikriausiai lankėte mokyklą, lankėte kolegiją, universitetą. Ar buvo tokių atvejų, kai parašėte egzaminą, parašėte kontrolinį darbą, uždarėte kabineto duris, visą informaciją pamirštate? Ar buvo tokių atvejų? Tiesiog. Kam buvo? Visiems tikriausiai buvo. O kam buvo tas galvoja? Prieš atidarant duris. Jo, aš tokių atvejų. Tai visiems jums diagnozuoju, kaip čia, studento sindromą. Tai reiškia, kad mokėtės tuo atveju paskutinę naktį ir taip jau įvyksta, kai jau vieną kartą pasimokote, realiai 90% visos informacijos jau kitą dieną tiesiog išnyksta. Ir šiandien apie užmiršimo kreivę. Aš kai dar buvau istorijos korepetitorius, pas mane, kai žmonės ateidavo mokytis, aš pirmas dalykas, ką mokydavau, tai būtent užmiršimo kreivę. Ką jums sako? Tai jeigu čia mes turime dvi ašis, tai turime dienas ir turime informacijos išlaikymo procentais, jeigu mes pirmą dieną išmokstam kažką, tai galite pamatyti, jeigu mes nieko nesikartojam, tai po savaitės mes iš vis nieko neatsiminsim, ką mes ten mokėmės ir panašiai. Ir visas šitas užmiršimo kreivės principas yra labai paprastas. Reikia kartoti. Mokslas tai yra tokia strategija, kad tu pirmą dieną pasikartoji, antrą dieną pasikartoji, trečią dieną pasikartoji, ketvirtą dieną pasikartoji ir po to pasikartoji po kažkur tai 30 dienų, kad tai nueitų į ilgalaikę tavo atmintį ir taip tu informaciją atsimintum ilgiau. Tai va, jau sugalvojau jums temą, jeigu turite vaikų, apie ką galite pakalbėti su vaikais. Ir jūsų aišku klausimas, o prie ko čia mūsų verslas. Tai versle, marketinge šiuo atveju viskas veikia labai panašiai. Pavyzdžiui, mes juk nenuėdam į Facebooką paskrolinti ir būtent atsiminti visų brandų, nes ir to turėsime egzaminą. Ir laikysime, kiek aš vakar brandų atsiminiau, paskrolindamas Facebooką. Todėl apie jūsų verslą žmonės pamiršta dar greičiau negu čia. Žodžiu, katastrofa, ta prasme. Šiandien pamačiau jūs, jau, ta prasme, tai praėjo 10 minučių, greičiausiai jau jūsų neatsimenu. Kodėl taip yra? Besimokant, mes įdedam pastangų. O žmonės, kad jūs atsiminti, dėja, bet pastangų neįdeda. Tai va, ir todėl ta užmiršimo kreivė marketinge versle yra dar dramatiškesnė. Ką mes galime daryti? Tai visų pirma, nepamirškite, kad jeigu mes leidžiame ten reklamas, tai mes turime kartoti žmonėms. Ir aš sakyčiau, kad 20 kartų, 30 kartų. Tikriausiai, jeigu ten buvo užėję mūsų kokį nors tinklapį be reklamos, LT sako Justui, kad atsibodo mūsų reklamos nuolatos matyti ir panašiai. Bet taip jau yra, taip jau veikia, reikia nuolatos kartotis. Lygiai taip pat su BNA, jeigu jūs dabar neturite, nerekomenduojate, jūsų niekas niekur nerekomenduoja, yra įtarimas, kad labai seniai darėte one-to-ones arba vieną kartą padarėte su žmogu one-to-ones. Ir greičiausiai tas žmogus tiesiog, kad jūs pamiršot ir vėl jam reikia priminti. Tai va, toks tai priminimas, užmiršimo kreivę atsiminkit, pakalbėkit su vaikais irgi namuose, kad jie geriau mokytųsi. Ačiū.